lietuviškų aktualijų. Lietuvoje populiarėja moduliniai nameliai. Juos graibsto ir verslui, ir gyvenimui. Žmonės susigundo greitai pastatoma ir pigia namo alternatyva. Deja, kartais neįsiaiškinę visų tokio statinio įteisinimo galimybių, gyventojai susiduria su iššūkiais. Aiškėja, kad ir dalis gamintojų pasako ne visą tiesą. Tad nutinka taip, kad namą turi oficialiai gyventi jame, kaip ir negali. Kartais nuvilia ir modulinių statinių kokybė. Pas mus kreipėsi klientė, nusipirkus modulinį namuką, sumokėjus avansą ir jau laukia, kol jie jį pagamins ir atveš į sklypą. Ir kreipėsi į mus, kad gautume leidimą arba padėtume ją įregistruoti jį savo sklype, tačiau mes to padaryti negalim. Į tokią keblią situaciją patekusios klientės istoriją pasakoja architektų įmonės atstovė. Pati klientė kalbėti bijo, neįvardija ir įmonės, kad nebūtų piktų reakcijų. Problema yra tame, kad neatitinka A++ klasės ir tokio statinių mes negalim gauti statybą leidžiančio dokumento. Yra netinkama sienų varža, langai netitinka A++ klasės, nėra rekuperacinių sistemų, nėra energiją regeneruojančių šaltinių. Ir esą tokių situacijų dėl modulinių namelių ne viena. Greitai vos per kelias savaitės pastatomo ir pigaus gyvenamo būsto alternatyva susigundę žmonės kartais atsiduria tarsi spąstuose. Pigi alternatyva gali virsti brangia pamoka. Žinoma, visus A++ energinio naudingumo klasės statinio parametrus galima pasiekti ir modulinėme namelyje. Tik tuomet jo kaina taip išauga, kad kone prilygsta tradicinio namo statybai. Gyventojai visų pirma turi gerai įsivertinti rizikas, perkant modulinį namelį. Mat jei modulinio namelio nepavyksta įteisinti kaip nekilnojamojo statinio, jis lieka kaip kilnojamas objektas, kuriame pagal Lietuvos įstatymus oficialiai gyventi negali. Namelis medyje irgi kaip namelis skaitosi ir ten norėtus galbūt deklaruotis, bet yra teisinė bazė. Net ir kaip laikiną statinį gali tekti nugriauti, jei neįvertini sklypo ar teritorijos subtilybių, o tuomet ir svajonės, ir investicija nueina perniek. Mes matom garsiai skambant, kad modulinis namelis, tu jį gali statyti bet kur, miške, ežero pakrantėje, nes tai yra kilnojamas daiktas. Tai visų pirma, ar reikėtų įsivertinti, ar tai iš tiesų yra kilnojamasis daiktas, ar visgi statinys, o visų antra reikėtų įvertinti nustatytas specialias žemės naudojimo sąlygas, nes toli gražu ne kiekviename sklype netgi tą kilnojamai kaip tokį daiktą gali statyti. Specialistai sako, kad dažnai ir gamintojai nutyli dalį itin aktualių niuansų. Matome tokias tendencijas, kad viliojami žmonės, sakoma, kad tu jį bet kur gali atsistatyti. Lietuvos medinių, skydinių ir modulinių namų gamintojus vienijanti asociacija sako, išeitys dvi – arba gilintis pačiam, arba samdyti ekspertą. Domėtis, o jeigu tingi, neturi laiko arba nesupranti, tada samdyti techninį ekspertą. Labai svarbu pasidomėti ir pačių modulinių namelių gamintojų reputaciją. Yra įmonių, kurios seniai gamina, kurios tikrai neturi jokių problemų priduodant pastatus ir tikrai neturi kitų kažkokių tai techninių trūkumų. Ir yra tokių jaunų mažų įmonėlių. Todėl prastų gaminių klientai jau kreipėsi ir į teisininkus. Turėjau klientę, kuri žiemos metu pas ją tiesiog visos ant sienų viduj šerkšnas, nes tai neatitinka tų pačių reikalavimų keliamų gyvenamajam namui. Kad šaukštas deguto medaus statinės sugadina, pastebi ir asociacijos atstovai. Kartais atrodo, kad to namelio savikaina netgi yra didesnė, pažiūrėjus jau kiek paskaičiavus, primetus, kiek turėtų kokybiškos medžiagos kainuoti, kad jį surinkti. Moduliniai namai ypač populiarūs Skandinavijoje. Ši rinka sparčiai plečiasi ir kitose Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje.